Kasmet Lietuvoje parduodama vidutiniškai apie 600 milijonų vienkartinių gėrimų pakuočių, 350 milijonų plastikinių butelių, 200 milijonų skardinių, 50 milijonų stiklinių butelių. Nuo 2016 m. vasario 1 dienos visoje Lietuvoje veikia vienkartinių pakuočių užstato sistema. Joje dalyvauja metalinės, stiklinės ir plastikinės gėrimų pakuotės, pažymėtos užstato sistemos ženklu. Jau pirmaisiais naujos sistemos veikimo metais planuojama surinkti ir sutvarkyti per 300 milijonų vienetų pakuočių. Jos vidutiniškai sveria tiek, kiek 2700 Afrikos dramblių. Pakuotės grąžinti labai paprasta. Tai reikia užsukti į artimiausią parduotuvę ir įdėti pakuotės į taromatą. Pakuotės turi būti tuščios, išlaikiusios pradinę formą, o jų etiketės nepažeistos. Pridavę pakuotės iš taromato paimkite kvitą. Jį nuneškite į parduotuvės kasą ir atgaukite užstatą. Kvitu galite pasinaudoti atsiskaitydami ir už kitas prekes toje parduotuvėje. Jeigu taromato parduotuvėje nėra, pakuotės galite grąžinti kasininkei. Surinktos pakuotės keliauja į skaičiavimo centrą. Ten jos suskaičiuojamos ir paruošiamos perdirbimui. Paruošta medžiaga įgyja naują pavidalą. Perdirbus 120 plastikinių buteliukų galima pagaminti 3 kuprines, 670 aliuminio skardinių, naują dviratį, o vieno stiklinio butelio perdirbimas sutaupo pakankamai energijos 100 W elektros lemputį šviesti maždaug valandą laiko. Grąžinti verta.